Konničiwa, mėly draugai, dar vienas rytas ir mūsų laikas Niko miestelį jau baigtas ir keliausim dabar į mašiną, važiuosim atgal į Tokiją, paliksim ją prie Tokio traukinių stoties ir keliausim su bullet trainu, Shinkansenu į Kyotą. Tai laukia irgi įdomi kelionė, su daiktais tikiuosi mūsų įleis ir bus viskas gerai. Tai varom pasižiūrėsim kaip čia kas, o šiaip Niko miestelį tikrai rekomenduoju atvykti čia pabūti, nuvaryti į onsenus, labai gerai atpalaiduoja, labai faina. Ir bendrai šiaip faina nuvažiuoti čia į šventyklas, apžiūrėti, nes tikrai yra tų turistinių vietų, lankomų vietų, kurias verta pamatyti. Gerai, o mes varom į kelią. Viskas, jau dabar pavažiavom kokias daugiau, gal beveik 3 valandas iš Niko. Atvykom, pridavė mašiną prie Tokio stoties. Dabar irgi čia nusileidom dar į apačią. Čia irgi labai fainai, yra daug visokių restoranėlių po pačią stotim, čia to tunelio praėjimo. Tai vieną iš jų nuėjom, irgi atsisėdom, kažkoks čia beer house. Pavalgysim maistą ir tada eisim ieškoti mūsų jau Shinkansen traukinio, to bullet traino, kurį irgi turėsime už 1,5 valandos. Tai bandysim jo susigaudyti ir ramiai galėsim atsisėsti ir važiuoti link Kyoto. Kyotas irgi beje buvo viena iš sostinių, tai kaip dabar Tokijas, tai anksčiau buvo Kyotas. Tai važiuosim į buvusią sostinę, kur labai daug turistų, tai tikiuosi kažkaip išgyvensim ten tarp jų. Tai va, gerai, palaukam ir važiuojam. Taip, pasiekėm traukinuką, šitas išvažiuoja ir mes važiuosim po jo už 20 minučių, tai atėjom šiek tiek anksčiau, bet viskas, kaip norėjom svarbiausia rasti, tai viskas kaip ir panašu gerai, sulaukėm savo ir važiuojam greitai. Tai jau labai irgi norisi truputį prisėsti, ramiai atsipūsti ir važiuoti iki Kyoto ir surasti savo vietelę, pasidėti daiktus, nes lagaminų daug, sunkus, tai irgi tasytis užknisa šiek tiek. Tai va, bet viskas šiaip, sakau, pakankamai aišku su transportu. Shinkansenas, beje, jeigu įdomu, tai žmogui kainavo 78 eurus 3 centus, jeigu aš gerai atsimenu, tai turėkit irgi omeny, kad brangesnis negu viešasis, tai faktas. Bet jisai yra tarpmiestinis, tai irgi čia pravažiuosit jau tuo tradiciniu, klasikiniu traukiniu labai greitai. Tai va, tai kol kas tiek ir laukiam savo traukinuką ir važiuojam su juo. Apie porą valandų, važiuojam jau dabar, čia mes važiuojam, pusvalandį, tai ir liko realiai 1,5 valandos iki Kyoto. Sakiau, reikia Agnei kaip pagrindiniai mūsų gidai ir organizatoriai kelionių papasakoti, kas čia laukia mūsų toliau. Kas laukia? Mes dabar iki 13 dienos būsim Kyote, tai pakankamai ilgai, bet tai nereiškia, kad mes visą laiką būsim tik ten. Tai dabar pirmas 3 dienas išnaršinėsim Kyotą, tai eisim į porą šventyklų, Bambučių giraitės, Geišos rajoną, po to čia, man atrodo, taip kavinių miestelį, turėsim fainą vakarienę, o po to varysim į Osaką, dienos kelionę darysim, tada darysim į Uji varysim, tai čia, kur yra ta visa žalios arbatos, kaip čia miestelis. Mačias. Jo, Mačias būtent. Ir tada varysim dar į Narą.
Ir turėsim dar Kiote arbatos ceremoniją su kimono ir fotosesijom, tai čia irgi bus labai įdomi dalis. Girdėjom, kad daug turistų bus, sakė daugiau užsieniečių nei vietinių, tai galėsim patvirtinti arba paneigti šitą faktą. Ok, tai va, tai laukia pakankamai spalvinga kelionė, pakankamai daug ką turim pamatyti, bandysim kažkaip su ant tų užsieniečių čia neužlipti, nes kaip silkynas turėtų būti. Šiaip labai faina, kad mūsų gyvenamoji vieta yra šalia stoties, tai mums realiai gausis labai gan paprasta su lagaminais nusikauti iki mūsų ten to Airbnb namuko. Taip pat irgi parduotuvė yra aplinkui 7-Eleven, tai labai patogi lokacija, nusimesim daiktus, pailsėsim ir ką rytoj nuo 5 ryto keliamės ir važiuojam. O dar papasakokim, kur gyvensim. Mes nusprendėm Kiote gyventi tokiam labai senoviniam 100 metų senumo mačiatoj namuke, per 2 aukštus su 2 virtuvėm, tai miegosim ant čiužinių, tai tokie kaip tikrai japonai prieš 100 metų gyveno, taip ir mes gyvensim. Taip, tai neužilgo ir pamatysit. Važiuojam toliau. Čia. Atėjom jau į savo namus, labai japoniški, labai klasikiniai tokie, va, čia laiptelis užlipi, opa, mūsų staliukas, kur atsiklaupus reiks būt, čia lovos tokios, čia duris tokios atsidaro, va, mini sodėlis toks irgi, va, turim skalbenkę, dušą, tuliką ir lygiai tokie patys kambariai yra antram aukšte. Irgi atskirai virtuvė yra, atskirai dušai ir panašiai, tai, žiūrėjau, fainas butelis, tai bandom įsikurt, susidės, pailsėti truputėlį po visų transportavimusi ir bandysim gal kažkur nueit šalimais pasimti pavalgyti, 7-Eleven yra, tai nueisim arba ten, arba dar kažkur pavalgysim šiaip kažkur. Tai va, bet šiaip tikrai geras butelis, jeigu ką galėsiu rekomenduoti. Tai gerai, einam įsirenginėti. Jau įsikūrėm, nuėjom į parduotuvę, apsipirkom maistelio, šiandien turėsim irgi jau ką pavalgyti, rytoj pusryčiam irgi taip pat. Ir dar pabūsim, jau šiandien pačilinsim, kiek čia dabar, be 13:08. Tai manau dar keletą valandėlių pavalgom, pabūnam ir eisim miegoti, nes rytoj jau laukia šventyklos, o kaip žinia, čia viskas yra labai užkimšta turistų, tai kelsimės kažkur apie 6:30-7 ir pavalgę šiaušim tiesiai į pirmąją šventyklą. Tai šiandien sakau labanakt ir porą blink ir mes tuoj atsidursim į kitą dieną, tai niekur nedink. Labas rytas, varom mes dabar jau pėstute pusvalandį iki Kiyomizu Dera šventyklos. Jinai yra žinoma ir populiari dėl tyro vandens atkeliaujančio iš Otavos krioklių. Tai pasižiūrėsim, kaip atrodo, gal tą vandenį pačiupinėsim. Ir toliau po šitos šventyklos keliausim į mačą ceremoniją. Tai pasibandysim irgi, kaip tradiciškai ją reikia čia padaryti ir paragauti pagal visus kultūrinius dalykus. Ir tada turėsim šiek tiek laisvo laiko pailsėti. O vakare jau keliausim tada į naktinį Kyoto turą. Tai patys kojytėm eisim pasižiūrėti, kaip atrodo pats
Kioto miestas. Tai keliaukim iki šventyklos ir pasižiūrėsime, kaip jie ten atrodo. Tiesa, dėl oro, oras labai neblogas, 20 laipsnių turėtų būti diena. Dabar, sakyčiau, kokių 17 laipsnių, bet to iššils, saulė šviečia, tai viskas perfekt. Tai užtenka realiai, bet aš maikutę užsidėjau, striukytę, viskas puikiai. Tai va, oras super, viskas super, let's go. Esam tiesioji iki šventyklos, tai tos jau siaurus gatvelės vedančios tiesiai į šventyklą, tokios pilnos turistų. Wow, čia dabar atrodo ne vieno japono, net nėra, gal vienas, du ir vien turistai, masė jų ir grinai viskas jau pasidaro kaip tuose TikToko video, kur tiesiog kaip silkinas, tai bandom prasiveršti, dar vaikų padavė čia kažkokią grupę. Super. Tai bandom prasiveršti kažkaip per juos ir pasiekti pačią šventyklą. Laikau čiūriukus, kad man pavyktų. Na, jau atėjom irgi šventyklą, bilietus pavyko gan greitai, Agnei su mama nupirko, mes čia truputį vėliau išėjom iš namų vyriukai. Va, čia jau kažkokius filmuoja dalykėlius. Labai faina, kad šita šventykla yra ant aukštos kalvos, aukšto kalno. Ir čia atsiveria visas vaizdas į miestą. Gal čia per kamerą nelabai matosi, bet labai gražu. Turim išskirtinę tokią ceremoniją, greitą, kur reikia atsiklaupti, smelsti ir tada trenkti. Tai va. Taip vienuoliai daro. Apėjom šventyklą, tai labai gerai buvo, kad susivėlinom ir nesikėlėm taip, kaip planavom labai anksti, kad jau būtume kokią 8, nes atėjom, pasiėmėm bilietus, viską čia mes praėjom, viską pamatėm ir viskas buvo gerai. Tai galima tikrai normalizuotis su laikais, kelti šiek tiek vėliau ir nueiti, pavyzdžiui, tarp 9 ir 10. Dabar yra 10:30, keliaujam toliau gatvelę iki
mačą ceremonijos, ją turėsim 11 valandą. Jinai visiškai šalia yra, šalia šventyklos, gal už kokių 400 metrų. Tai pasiėmėm ledų, pavalgysim, pakeliausim, pasižiūrėsim po parduotuvėles ir keliausim ragauti tos mačius. Pripažinsiu, aš tikrai nesu mačios gerbėjas, bet pabandyti reikia, nes tai yra vienas iš kultūrinių dalykų čia. Tai einam, pasižiūrim, kas čia kokios gatvelės ir keliaujam į ceremoniją. Jau pamačius ceremonijos, tai ten negalima buvo filmuoti, tik fotografuoti, tai tik padariau keletą nuotraukų. Mačos ceremonija visai ilgai truko, šiaip apie 45 minutės, bet labai įdomi, tokia kupina ramybės, kupina daug taisyklių, kaip reikia gerti, nes čia buvo ir arbatos mokytojas, masteris, kuris parodė visą tą technologiją, kaip reikia gerti, kaip reikia puodelį laikyti ir panašiai. Tai tikrai verta nueiti, nors ir negeriat mačos, bet pamatyti tą kultūrą, nes čia įeina daug kas. Įeina ir visokie užrašai, visokios mintis, tenai rūbai, kimono, taip pat ir japoniškas sodas. Tai visa tai yra tos mačo komplekso, kaip sakant, dalis. Tai tikrai rekomenduoju Kiote, vėlgi jeigu reikia lokacijos, duokit žinią, pasakysiu, tik užsibukinkit iš anksto. Mes einam toliau vaikščioti per gatveles, pasižiūrėti irgi čia įdomybių ir turėsim šiek tiek laisvo laiko, tai tada susitiksim jau vakare. Esame garsioje Geišų gatvėje, tai čia irgi turėtų būti geišų, bet jų nėra labai daug, kaip bebūtų keista, bet ko yra, tai turistų. Tai apeisim irgi šitą gatvelę, pasižiūrėsim, daug čia visai kavinių visokių yra, tai sakėm irgi vienoje iš jų planuojam atsisėsti papietauti. Ir paskui keliausim namų jau tikrai tada. Tai va čia buvo dar vienas taškas, kurį norėjom pamatyti. Tai atvarėm dar į restoraniuką pavalgyti. Čia radom tokį prekybcentrį, kur ir elektronikos prekių yra, ir rūbų, ir dar ten ko tik nori. Ir žodžiu, viršų yra futbolas, tai vieną iš jų atėjom. Kaip suprantu, čia yra šitas korietiškas restoranas. Tai užsisakėm baulų, užsisakėm alučio, tai reikia pavalgyti, pasistiprinti. Šiaip irgi labai korietiškas maistas čia geras, nes buvom irgi vienam korietiškam restorane, kaip Tokijo buvom. Tai labai patiko, viskas super. Tai va,
pavalgysim ir keliausim truputėlį numigti, pasipildyti jėgų, kad jų turėtume vakarui. Susidėsim sėlinuką, kad neapsitaškytume. Va, tai va, opa. Gerai. Viskas čia verda tam puodė čia pas mus, viskas šviežia, ką tu. O, taip išsikišim. Jo, prašiau sojos, bet net nešė. Ne, ką tu gal atneš. Paragaujam, čia yra kiaušinis irgi, žodžiu. Visko čia labai blatnai. Sakėm, kaip ramenas su Agne. Visko pilna mėsos, kiaušinis, ryžiai. Šitie makaronai, atsiprašau. Viskanu tik labai karšta. Pasiėmė biškius aštuonių, bet man nėra aštuonių. Jo, maistas labai skanus, kaip ir minėjau, viskas čia tiesiog super. Einam valgyti. Grįžom namo, numigom, pavalgėm, nusipirkom tiesiog iš parduotuvės maisto, ten sušių ir panašiai. Tai sakėm dabar, jau vakare išeisim į miestą ir eisim dabar į restoranėlių tokį kvartalėlį, gatvę, gal taip pavadinkim, ir nueisim tenai gal kokių kokteiliukų paragauti ir šiaip pasižiūrėti, kaip atrodo ta visa gatvė. Tai galim keliauti kartu ir tikiu, kad bus įdomu. Tai varam į naktinį Kiotą. Atėjom iki maisto gatvelės, žmonių šiaip nėra labai daug, irgi nematau, kad sėdėtų labai, tai bandysim kažkokią vietą čia užsibukinti, beinant pasimti ir atsisėsim, pasižiūrėsim, paragausim, snacksų ar dar kažko, tai pabandysim šitą autentiką, bet gatvelė labai panaši kaip ir Tokijui, kur buvom atėję, kur irgi tokia siaura, kur ten viskas kepa verda, šita gal tokia, tik tai labiau gražesnė, pavadinkim taip, ir platesnė. Tai va, tai einam pasičekinsim. Irgi nuėjo dabar vieną tokį bariuką į viršų, į antrą aukštą užlipę tą džiazinį tokį, tai po truputį irgi žmonių tam dabar priėjo, prieš tai nebuvo viena porelė. Kokteiliai irgi labai gera kaina, po 7 eurus, tik tai, kad, kokteilis toks savotiškas, aišku. Tai va, einam žiūrėti dar kokią nors viestelę įdomią nueiti ir va čia matau, kad vėl rado chebrytę, tai bandom užeiti, einam pažiūrėsim. Prasėjom dabar jau per tą Pantočio gatvę, nuėjom dar ten į vieną tą vietą, tai nusprendėm, kad, žodžiu, užtenka čia pasikultūrinti, sakėm, varom atgal į savo namus, bei labai faini, labai gera vieta ir labai faini patys namai, tai sakėm, tiesiog atsėsim tenai,
dar pasneksinsim, atsigersim kažko ir eisim miegoti, nes rytoj laukia vėl šventyklos. Tai viskas, keliaujam namo, aš jums sakau labanakt ir blink ir toj susitiksim jau kitą dieną. Čiau.